Sveiki, šiuo metu pasaulyje vyksta didžiuliai pokyčiai, žmonės veda į savo misiją, žmogus turi galimybę dabar išeiti iš giminės programų, iš tų užsistovėjusių paternų ir išpakuoti savo gyvybinę energiją, savo tą kūrybinę energiją, kurią reikia nukreipti į misiją. Jeigu misija užblokuota, jeigu baimė yra kažkaip realizuoti savo misiją arba buvo praeityje patirčių, kur žmogus pats savo užblokavo sugebėjimus ar jam užblokavo, tai atsiverti gyvybinė energija pilnai tiesiog neturi krypties, kur pakilti. Dėl to labai svarbu sužinoti, kokia yra žmogaus misija, su kuo jisai ateina ir ką jisai gali bijoti, kad su to bloku susidraugauti, atblokuoti tai, kad pagaliau išeiti iš giminės programų, atrakinti savo gyvybinę energiją, pakeisti kryptį į save, praleisti per save į savo aukščiausius centrus, 5, 6, 7 ir susijungti su savo dvasinė versija. Tam, kad žmonės galėtų tai pamatyti, pajausti save, pradedu po truputėlį išpakuoti tą informaciją, padėti pajausti tą kryptį, bent kažkiek nukreipti žmogų, kad jisai suvoktų savo stiprumą ir suprastų savo vidinę baimę. Taigi, pirmas dalyvis, aš žadėjau, kad tai bus anonimiškai, sakysiu tu, moteris, pradžią informaciją aš pateiksiu pagal gimimo datą ir tuos įrankius ir kodus, kurie ateina iš skaičiavimų, iš tokių mano mentalinės patirties, ką esu išanalizavusi ir sukaupus. Pradžioje tai vyks taip, paskui bandysiu per kanalą, kokia informacija eina, galbūt dar kažkaip papildymas bus kažkokiu kodu. Taigi, moteris turi žinių kodą, žinių kodas ateina iš giminės kanalų, giminė perduoda žinių kodą, bet mes negalime iš karto pasiimti tos dovanos, kol nepraeisime išbalansuotas energijas, kol nepraeisime, taip sakant, karmą giminės, kas buvo padaryta su tom duotybėm, dovanom neigiamai, nes būtinai žinys, šiaip ir kiekvienas žmogus, aišku, turintis misiją ir ne tik tai misiją, apskritai turi pažinti savo energiją ir pliuse, ir minuse. Ir kai minuse pasekmės būna nelabai geros ir priveda, pavyzdžiui, prie mirčių ar dar kitų sužalojimų, tai tuomet žmogus paskui bijo panaudoti tai arba naudoja nekorektiškai. Taigi visų pirma, kas čia yra, tai yra žinių kodas ir grinai yra pagal vardą yra žynė. Tai reiškia, truputėlį yra skirtumas žynys ir žynė. Žynė, jinai labiau orientuota į giminę, į vaikus ir moteris. Žynys, jis labiau orientuotas į valstybę, į žmonės, sociumą. Ir ten labai išorinis galbūt toks pasireiškimas yra žmonėms. Žynė, jinai labiau jos žinios yra pasąmonės, susijusių su pasąmonės programomis.
praktiškai visi kodai, visi skaičiai, visos energijos yra apie materiją. Tai reiškia, kad siela puikiai žino, kas yra materija, yra susidūrus su tuo, jinai žino, kaip valdyti materiją, kaip ją transformuoti, kaip ją programuoti, kaip ją pakeisti. Papildymas yra toks, kad materija tai yra viskas, ką mes galime apčiuopti čia žemėje, nuo mūsų kūno iki floros, faunos ir kažkokių kitų apčiuopiamų dalykų. Tai siela turi labai daug patirties būtent susijusių su materija, jos valdymu. Materija Žemėje valdoma programomis, tai vat kaip ir matrica yra sukurta programų pagalba, žmogus užprogramuotas daryti tam tikrus veiksmus, kad praeiti tam tikrą kelią, savo pasirinktą kelią, evoliucijos kelią. Šita siela puikiai žino, kaip tai yra daroma, kaip valdoma yra materija, kokios programos įtakoja, kas yra karma. Būtent globaliai, ne tai, kad vat, karma yra, vat, aš padariau ir grįžta. Žmogus suvokia, siela turi patirties, kaip net ir įtakoti karmą, įtakoti ir valdyti laiką, kūną, būtent programomis. Tai yra tam tikra magija, yra visokių magijų krypčių, bet va čia yra būtent valdymas programomis, programavimu. Ir tam, kad tas išsipakuotų, iš tikrųjų čia reikia atidirbti karmą. Karma susijusi su būtent to sugebėjimu panaudojimu egoistiškai arba prieš materiją, neklausant materijos, nesuvokiant, kad materija turi sąmonę, tiesiog su egoistiniais norais, norint pakeisti ją, transformuoti, įtakoti savo naudai, kad pasiekti savo kažkokių tikslų. Ir be abejo, žmogus šitame įsikūnyme turi paskui pajausti, kągi jautė materija tuo metu, pabūti kitoje pusėje. Taigi šiame įsikūnyme moteris tikrai mokosi per savo aplinką valdyti savo jausmus. Jeigu pliusė jinai puikiai moka valdyti, žino, kas yra jausmas, kad tai yra energija, kaip ją anigiliuoti, kaip ją transformuoti, kaip ją pakeisti, kur ją nukreipti, tai minuse be abejo tos atminties nėra. Ir žmogus mokosi be tų žinių dirbti su savo emocijomis, su savo norais, su savo noru pagelbėti, pakeisti, pagreitinti, padaryti įtaką kažkam, įvykiams, žmonėms, vaikams, vyrui, partneriui. Tiesiog visą laiką bus toks noras, turint omeny, kad aš tą moku, pakeisti tai, kas jau yra sukurta. Su tom pagundom, aišku, tenka susivaldyti, susidraugauti, transformuoti tas pagundas ir suprasti, kad vis dėlto siela ateina mokytis tą savo duotybę naudoti per širdį, bet ne egoistiškai, o kaip tik duodant naudą kitiems. Taigi, kokia nauda čia gali būti? Žmogus gali padėti kitiems žmonėms pamatyti jų programas, karmą, transliuoti, išsakyti, padėti žmogui susigaudyti. Ne tai, kad pasaulis yra blogas, mano vyras yra blogas, vaikas yra blogas, kažką blogai daro, o išmokti pamatyti platesnį paveikslą pasaulio ir kad tai yra karmiškai jau kažkada užmegzti dalykai ir dabar tiesiog tai yra pasiekmė kažkokia. Ir tuos visus kodus galima
jau pradėti transliuoti, nes klausimas buvo, ką aš galiu jau dabar pradėti daryti, tai iš tikrųjų transliuoti informaciją apie emocijas, kas yra emocija, kaip valdyti emocijas, kaip galima užprogramuoti žmogų savo žodžiais, nes čia didžiulė galia yra programuoti žmogų žodžiais. Ką aš jam pasakau, jeigu aš jam pasakau, pavyzdžiui, kad tu esi nevykėlis, tai be abejo tai yra programa ir žmogus su ta programa visą gyvenimą gali gyventi ir taip galvoti. Iš širdies tie žodžiai būtų visiškai kitokie. Čia reikia išmokti tą duotybę naudoti per širdį. Tai reiškia pamatyti žmogaus gerąsias savybės, nematyti jame kažką blogo. Kiekviename žmoguje pamatyti šviesą, kūrėjo kažkokį kūrinį, kad jisai sukūrė, nesistengti būti dievu kitiems, teisėjų dievų ir kažkaip bandyti pakeisti žmonės arba juos kažkaip kritikuoti arba vertinti. Čia absoliučiai turi būti nevertinimas, turi būti toks neutralus, neturi būti įvertinimo, tiesiog pamatyti, kad tai yra dalis šviesos ir pamatyti kiekviename žmoguje tą šviesą ir programuoti tą šviesą išleisti. Tą išpakuoti, padėti žmogui išpakuoti jo talentą, jo duotybės, jo šviesą, padėti pamatyti pasiekmę, kodėl jisai yra tame taške, kur jisai dabar yra. Įkvėpimas, motyvacija, perprogramuoti, padėti žmogui perprogramuoti tas senas programas, kurios laiko jį kažkokiame šešėlyje arba komforto zonoje, kur jisai negali peržengti. Tai yra perduoti žinias ne su kontrolė, kad tu turi tą padaryti, tu tą turi įvykdyti, bet tiesiog savo patirties perdavimas, savo paveikslo suvokimo perdavimas. Čia, aišku, pradžiai žmogus per savo jausmus, per savo emocijas, per mokėjimą susivaldyti, atsekti, kažkaip transformuoti. Per tai mokosi praplėsti savo sąmonę, pamatyti plačiau, kodėl tai įvyko, ką tai gali reikšti, pamatyti ženklus ir be abejo jau paskui su tom žiniom, su to mokėjimu tą pajausti ir išjausti per save, jau galima kitiems tą perdavinti. Minuse, aišku, čia bus sudėta labai daug, kaip žmogus prifarširuotas, galima sakyti, programomis, tokiomis iš religijų, iš visokiausių egregorių normų, kaip turi būti, kokia turi būti moteris, kokia turi būti mama, žmona. Ir aišku, čia labai yra sudėtinga, bet ir jam reikia perprasti, kad vis dėlto tai yra programa, kad tai yra reikalinga tokia failas reikalingas žmogui, kad kažkuriuo metu jį kažkaip suvaldyti, jį kažkaip sustabdyti ir kad nebūtų kaltinimo arba priešiškumo arba atmetimo visų tų dalykų. Čia kiekviename žingsnyje turi būti sutikimas, kad viskas vyksta tobulai kosminių tikslų pagal energijos subalansavimo taisyklės. Reikia suprasti savo pačiai ir paskui tą perdavinti žmonėms, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Bet jeigu tu nori kažką keisti, mes kartu su tavim galim spręsti ir padėti žmogui tą dalyką daryti. Pagunda čia bus irgi susireikšminti per pagalbą, kai jūs padedate žmonėm, kai jums duodate kažkokius naudingus patarimus, čia svarbu nesusireikšminti, nes čia
deficitas yra būtent dėmesio deficitas, savivertės ir noras susireikšminti per savo patarimus. Tai va čia reikia atskirti, nes šitas kanalas, kuris laukimo kanalas, kai aš laukiu, kad man sumokės, man pasakys, mane įvertins, o šitas kanalas suvalgo labai daug energijos. Čia labai svarbu daryti besąlygiškai, nes 15 arkanas yra kaip sąlyginis kažkoks davimas, kad čia yra tarnavimas, kad jeigu aš tau duodu, tu man lieki skolingas, bet kad tokių dalykų neliktų. Labai svarbu suprasti, kad misija reiškia besąlygišką informaciją pateikimą ir pagalbą, besąlygišką nelaukiant pinigų, nelaukiant pagirimų ir nesureikšminant ir nesusireikšminant, nes tai bus tiesiog vėlgi užrišama karma. Penktukas vėlgi parodo čenelingą, mokėjimą būti kanalu, perduoti informaciją iš aukščiausių centrų tam žmogui perduoti informaciją. Tai buvo klausimas, kaip tą dalyką, misiją, kaip kas galėtų padėti įeiti, tai praktikuoti būtent čenelingą, klausyti čenelerius galima, kaip jie tą daro, susisiekti, bandyti susisiekti su savo dvasiniam versijom, tai su pasąmonė irgi, nes čia vis tiek atskiras bus toks kanalas. Ir mokėti dirbti su savo pasąmonė, nebijoti, kad ten nebūtų baimių. Kai išsipakuoja ekstrasensoriniai sugebėjimai, čia yra sugebėjimai aiškiaregystės. Žmogus puikiai žino, kas atsitiks kitam žmogui. Ar tai mirtis, ar tai kitas kažkoks svarbus įvykis. Ir svarbu to nebijoti. Prieš atsiveriant ekstrasensoriniam sugebėjimui reikia pradirbti tas baimės mirties, kad pakeisti savoką, kad tai nėra kažkas blogo, kad tai realiai tai yra tiesiog perėjimas į kitur kažkur, kad tai neįvaryti savo ir žmonėm baimių, žinoti, kada aš galiu pasakyti, ko aš galiu pasakyti, ką aš galiu pasakyti, ko negaliu pasakyti. Tiesiog gilinti žinias būtent tame, nes tas mokėjimas, duotybė, ta mokėjimas valdyti informaciją, valdyti laiką, valdyti net ir karmą ir materiją, jinai vis tiek apima aiškiaregystę, aiškiažinojimą. Ir jeigu ten bus kažkokių pasąmonė baimių, kad aš kažką pamačiau, kažką jau jaučiu, kažką tokio, kad kažkas blogo atsitiks, tai svarbiausia, kad tam pačiam žmogui, jum pačiai nebūtų tai baisu. Tiesiog priimti, tai yra kūrėjo planas, tai yra sielos planas, jinai pati tai pasirinko ir tą reikia suprasti ir tą priimti. Tai tiesiog taip yra. Pas jūs yra kanalas, kuris gali nuo dvasinių čakrų keliauti iki žemės tokių žemų sluoksnių, į pasąmonę, į gilumas, į ten, kur sunkesnės, tankesnės energijos ir reikia, jūsų gyvenimas pratina jūs prie visokių emocijų, prie žemų vibracijų, prie tankių vibracijų, tam, kad jūs galėtumėte ateityje, pavyzdžiui, žmogui padėti suvokti, kad kaip galime transformuoti tas emocijas, kaip nebijoti tų emocijų, kad emocija tai yra tiesiog energija, kuri yra tankesnė, kuri yra tokia, kuri yra galbūt jautresnė dvasiniai daliai ir dėl to sunkiau jaučiama. Tas pats yra žemės sluoksniuose, žemose yra
giminė, tai vat irgi su giminė, darbas su giminė. Pavyzdžiui, jeigu pas jūs ateina, kreipiasi jūs moteris, kuri negali turėti vaikų, tai jūs kaip žynė tikrai turite galimybę tą transformuoti, nueiti, pasižiūrėti, kas galėjo ten atsitikti ir padėti žmogui tą transformuoti per save, gaunant informaciją, susiderinus ir padėti žmogui nekartoti tų karminių tokių šablonų, kuriuos jisai kartoja ir padėti suvokti, ką jisai blogai daro šiame gyvenime ir kodėl nepavyksta kažko. Taigi, vat, čia yra mėnulio energija. Mėnulis tai yra jausmai, labai daug darbas su jausmais ir su žemės energija. Žemės tas apatinis kanalas ir jūs mokina jūsų per jūsų tas įvykius, visokius transformacijas, jūs mokina dirbti būtent su ta žema vibracija, su kundalini, su gyvybės į seksualinė energija, taip vadinama, nes ten bus irgi daug blokų, daug gali būti programų, kad tai yra blogai, kad tai yra pavojinga, tai yra grėsmė, bet jūs kaip tik dirbat per tą kanalą, jūs dirbat per tą kanalą ir mokote pajausti va, tas programas, pajausti ryšius, gauti informaciją iš ten, nors, sakau, ir iš dvasinių centrų, per penktuką irgi galite per dvasinius savo versijas irgi gauti. Žodžiu, ir viršuje ir apačioj pas jūs yra informacijos kanalas, kuris gali padėti kitiems žmonėms transformuoti save, išpakuoti savo tą vat, kūrybinį kanalą. Taip. Tai vat, kas liečia skaičius, pagrindiniai skaičiai, kurie pas jūs misijoje figūruoja, tai yra 8 teisingumas, 5 aukščiausias žynys, 15 velnias, 11 yra jėga, 18 yra mėnulis, 17 yra žvaigždė. Taigi čia yra tai, kad jūs su savo žiniomis paskui galite perdavinėti tos kodus ir nešti, būti šviesa. Jeigu kažkada siela su tom duotybėm galėjo prisidirbti savo naudai, kažką pridaryti su materija, kažkokių dalykų, kurie turėjo neigiamas pasiekmes, tai dabar būtent mokėjimas transformuoti, programuoti, motyvuoti kitus ir materiją jum padeda tiesiog eiti, šviesti, būti mentorium, skleisti informaciją, padėti žmonėms susivokti, kas tai ta matrica yra, kam ji reikalinga, kam yra karma, kam ji reikalinga, kad tai nėra kažkas blogo, kad tai yra pasirinkimas ir tai galima transformuoti žmogaus ketinimui. Dabar galbūt pasikartos informacija, bet pagal klausimus, kokius talentus, dovanus ir gebėjimus aš turiu, tai atsakiau, kad pagrindinė yra duotybės yra valdymas laiko, karmos, informacijos ir materijos. Labai daug žinių siela turi susijusių su materija ir galėjo įtakoti, net ir galėjo būti architektė, čia kažką galbūt įdėti savo kažkokius kodus pradžiai, bet neįvertinant būtent karmos ir žemės įstatymų. Dabar reikia viską daryti pagal žemės ir kosmoso įstatymus. Kokia veikla, antras klausimas, aš turėčiau užsiimti, kad skleičiau daugiau šviesos pasauliu ir aplinkiniams? Kokia veikla? Tai gali būti rašymas, jūs galite rašyti kažką, tą informaciją perduoti
žodžiu arba raštu, būtent susijusi su materija, su kokiom programom ir klaidom žmogus susiduria. Pradėti nuo to, tai gali būti pradžioje, jeigu turite kažkokį pagrindinį darbą, tai gali būti kaip hobis, tiesiog papildomai savo patirtį apie tai, kas yra pasąmonė, apie tai, kas yra karma, jausmai, emocijos, materija. Labai svarbu, kad jūs vestumėt žmonės subalansuoti materialų ir dvasinį pasaulį po truputėlį ir kartu savo padedant ir kitiems padedant. Trečias klausimas, kokius įsitikinimus ir baimės turėčiau paleisti, kad galėčiau gyventi pagal savo misiją? Pagrindinės baimės, vat irgi sakiau, kad tai yra baimė mirties baimė sužinoti apie kažką daugiau, matyti daugiau, kad žmogaus programos į priekį pamatyti, žmogaus gyvenimą į priekį pamatyti, kad tiesiog turi būti, net jeigu tai yra vaikas labai artimas žmogus, reikia suvokti, kad taip yra, tai yra žmogus pasirinkimas, va čia yra pagrindinės baimės, kurios gali stabdyti. Taip pat siekimas prisirišti prie materijos. Pavyzdžiui, jeigu jūs darote kažkokį, kažkam padedat, kad ir tas žmogus sukūrė kažkokį projektą, neprisirišti prie to, kad aš čia sukūriau, aš čia padėjau, aš čia padariau, nejausti tą pranašumą savo, kažkokį susireikšminimą, tiesiog visą laiką paleidinėti, neprisirišti prie materijos. Tai, ką jūs padarėte, jūs paleidžiate ir pamirštate, einate toliau ir neužsikabinti, jau nustoti laukti iš kitų įvertinimų, ten kažkokių žodžių, grįžtamojo ryšio, tiesiog eiti ir daryti ir tiek ir skleisti tą informaciją. Ketvirtas klausimas, kuo galėčiau padėti dalintis su kitais ir prisidėti prie geresnio pasaulio jau šiandien. Tai jau šiandien galima pasidalinti savo patirtimi. Penkta dimensija, 5D, taip sakant, yra apie tai, kai žmogus pasireiškia. Pasireiškia, tai reiškia kalba. Kalba transliuoja informaciją ir perduoda naujus kodus, darant kažką. Jūs galite tą savo duotybės jau kažkur daryti, pavyzdžiui, padėti kitiems žmonėms, išskleisti jų talentus, sugebėjimus, motyvuoti kitus žmonės, tai galite pradėti nuo savo artimo rato žmonių, ne matyti juose, ką jiem reikia pradirbti, ką jie blogai daro, bet pamatyti, kad ko turi gero, šviesaus ir būtent tą šviesą skleisti, o ne šešėlį padidinti. Ir transliuoti tai irgi labai gerai ir rašyti. Kažkodėl eina, kad sukurti kažkokias korteles galite, emocijų korteles, kažkas susijusios su, pavyzdžiui, žmogus gali užduoti klausimą, kodėl man tas vyksta dabar gyvenime. Ir kortelė gali išskleisti tą informaciją, kad tai yra karminių dalykų, kas galėjo įvykti gyvenime. Kažkas tokio, materializuoti kažką tokio susijusiu su emocijom, kad žmogus galėtų labiau susigaudyti apie emocijas, apie savo materiją, kūną, kaip jį valdyti, kodėl jisai nepasiduoda kartais kūnas, kodėl mes neturime ryšio su tuo kūnu. Kad į tą temą eiti, būtent mentalinis valdymas savo materijos, savo kūno, į tą temą ir ją skleisti, plėsti ir kartu su žmonėmis tobulėti. Penktas klausimas, kokių žmonių pagalba ar įkvėpimas man reikalingi ieškant savo misijos. Kad kaip ir minėjau, tai gali būti čineleriai, nes yra toks stiprus kanalas, kuris galima susijunginėti ir gauti informaciją, perduoti kitiems žmonėms. Psichologas, NLP specialistai, kurie
programuoja, kurie sukuria kažkokias programas, afirmacijas ir tai gali kažkaip įtakoti materiją, ne? Kai daug kartų prakalbi, kai daug kartų, net ir, vat, ir afirmacijos kortelės kažkokios gali būti, kurios užtaisytos jūsų energija, jūsų patirtimi. Kažkas vat tokio, kur galėtų atverti šviesą viduje žmogaus, atvertų tas priėmimo pasaulio suvokimą, kad viskas čia tobula, kad viskas čia yra saugu, kad čia sukurta pagal kūrėjo tokį paveikslą, kad mes nu, neturime čia kištis, kažkaip bandyti tą visą materiją transformuoti, nepriimti, nuvertinti, pasakyti, kad kažkas kažkam blogai. Priimti vienas kitą ir subalansuoti savyje, pamatyti ne tik tai fizinį dalyką, fizinę apraiškas, kūną, pinigus, žodžius, ne, ką mes jau materializuojam, bet ir jausti, kad energetiškai tas grįžta. Jeigu aš perdodu informaciją, darau kažkokį vat postą, aš jaučiu, kaip man grįžta kažkokia energija, aš gaunu užpildą energetinį, mane papildo, tiesiog gaunu naujus kodus, naują kažkokį praplėtimą. Jausti, kad ne pinigai mane pripildo, bet energetiškai aš prisipildau, kai aš padedu kitiems ir duodu kažką kitiems žmonėms. Vaizdinys yra kaip moteris apkabina vaikus. Glaudžiasi vaikučiai, tai gali būti vidinis vaikas, tai gali būti vaikai, galbūt ir darbas su vaikais, galbūt ir darbas su sielom, kurios tik tai pradeda žengti tą kelią, būtent sąmoningumo, turi vidinių vaiko kažkokių traumų, priimti savo emocijas, susidraugauti su savo emocijom. Perduoti žmonėms kodus, kad emocijos tai nėra blogai, jausmai nėra blogai. Daryti meditacijas galima, kaip susijungti su savo nepriimtom dalim. Vėlgi informacija apie vaikus. Tarsi vaikam galima daryti kažkokias tokias praktikas emocijų valdymo. Informacija apie įžeminimą. Įžeminti, padėti žmonėms įsižeminti. Informaciją tyrinėti, kas yra įsižeminimas. Dirbti su gamta, būti gamtoje, gauti energiją iš gamtos. Dirbti būtent su gyvybiniu kanalu. Įsižeminti per materiją, neišskristi į tokias aukštas vibracijas, o grinai prisipildyti iš materijos, nes žmonės visi ir eina toks vaizdinys, tarsi bando pašokti į viršų ir užsibūti viršuje. Bet jūsų energija yra įžeminanti, įsižeminti, rasti kodus, kaip įsižeminti, užlaikyti materiją, pasodinti, tarsi jie visi išskrenda, jūs pasodinat į žemę. Tai gali būti kažkokie dalykai, net ir su materija susiję lipdymas, kur žmogus jaučia ir transformuoja tą žemę, materiją ir ta materija įgauna kažkokią formą. Tas irgi gali būti toks dalykas. Transformacija, įsižeminimas.